Kažkada čia buvo perkėla. Galėdavai nusileisti nuo kalno prie Neries ir ten stovėdavo valtis. Jos buvo dvi medinės. Viena tokia labai senoviška ir jinai kada plaukdavo, jinai labai žemai nusileisdavo ir atrodydavo, kad visada apsivers. Jinai neišplauks, kad jinai nedaplauks. Ir kai kada bangos būdavo didesnės, tai tiesiog vanduo tokiais nedėliais gurkšniais, nedėliais tokiais kiekiais įsiliedavo į tą valtį. O kita valtis buvo tokia naujesnė, modernesnė, bet kai prisimenu tą laiką, gal buvo 4, 5, 6 metai, labai norėdavosi, kad plaukta sena valtim, nes jinai buvo ilgesnė ir ten galėdavo daugiau sulipti žmonių ir daugiau būdavo vietos. Tai būdavo ko gero pats nuostabiausias dalykas, nusileisti nuo kalno žemyn ir plaukti į kitą pusę. Kitoj pusėje tuo metu buvo pastatyti Vilijampolės naujausi namai, kuriame viename iš jų gyveno mano močiutė. Ir ne tik močiutė, bet ir promočiutė tam pačiam name. Ir labai norėdavosi pas juos nueiti, todėl kad kažkaip jie labai norėdavo, kad ateitų pas jį anūkai. Ir atsimenu, mūsų būdavo pakankamai daug, mes visi susirinkdavom, bendraudavom. Ir buvo smagu, tiesiog buvo smagu jausti tą ryšį. Nors atstumas tai buvo pakankamai didelis, nes jokio tilto nebuvo. Ir tas atplaukimas jisai liktai atskirdavo vienus vienoj pusėje, Neries kitus kitoj pusėje. Ir toks būdavo jausmas, kad jie gyvena kažkur kitur. Jie yra kažkur už. Ir tai būdavo tiesiog įvykis, kad reikia važiuoti dabar ten ir kažką tai daryti. Tie įvykiai, jie ir sudarė ko gero tą kasdieninę gyvenimo buitį. Važiuoti, išgerti kavos, arbatos, pavalgyti pietus, pabendrauti, pažaisti, pažiūrėti televizorių ir vėl grįžti namo į savo kasdieninę rutiną. Taip ir būdavo diena iš dienos, daiktų pasaulyje, besikartojančių ritualų, veiksmų. Ir visą tai atrodė, kad tai yra begalybė, kad tai tęsis visada.